esam Kaune, pirmasis Lietuvos smūginio čempionatas, pirmasis etapas, tai yra istorija, kurią mes šiandien bandom rašyti ir visi geriausi klubai atvyko į Kauną, kurie varžysis dėl Lietuvos čempionų titulo. Esu Liutauras, atvykau iš Kėdainių, stebiu šitą žaidimą, nes yra naujas dalykas, įdomus dalykas, kadangi atstovauju savo sūnui, kuris šiandien žaidžia turnyre, tai ir esu palaikantysis komandos CNC narys, tai vat džiaugiamės šiaip šitą naują sporto šaką, kuri Lietuvoje atsirado ir tikiu, kad jinai stipriai tobulės, nes matosi, kad vaikinukai, įkūrėjai progreso turi didelį norą užsidegimą ir matosi, kad tas žaidimas vienyje jaunimą, vienyje draugystę, vienyje, kaip sakant, tobulėjimą, sportiškumą ir sveiką gyvenimo būdą. Sekantys etapai vyks Panevėžyje ir Vilniuje, tai gegužės 6 dieną Panevėžyje ir birželio 12 dieną Vilniuje. Labai kviečiame visus, kurie sportuoja smūginį ir dar neprisiregistravo į mūsų čempionatą, tai kviečiame jūs visus prisijungti prie mūsų.